Kristīna. 18.2. 18 ir 20. Oho. Janis. $23.8. 23 ir 80. Nu ko, uzvarētājs Kągi, ir nugalėjo Janis. Jānis. Nāc šurp. Prašom prieiti. Apsveicam. Šī laikam ir trešā spēle pēc kārtas. Nugalėjo Janis. Sveikinu, atrodo, nugalėjo jau trečią kartą iš eilės. Klau, visiem ir atsūtīts Visi iš namų gavo dāvanas, lauktuvių, vēstules, tačiau pakļus no tau mājām. reikės atrinkti tik 5 žmonės, kuriems Tu esi jas uzvarējis šo duosim. spēli. Jei nori, gali netgi išrinkti ką nors vietoj savęs. Tu drīkst ņemt jebkuras 5 paciņas un iedot viņas, kam tu gribi. Tu pat vari darīt tā, ka tu varbūt neņemt sevi, ja tu esi šausmīgi augstsirdīgs. Izdomā, kam tu dosi, kam tu nedosi. Apsispręsti turi dabar. Tas ir praktiski jāizdomā Taip, solīt. gali Nu, pasiklausinėti. tu vari mazliet padomāt, parunāties. Gal paprasīt, kuris varbūt nors kāds negavęs pilnīgi lauktuvių beigs, verks, šausmīgi ar raudās, netgi mirs. nedabūs. Nu, Ok, jā. Kristīne, Gerai, Kristīne. Ugne, Ugnė. Māris, Maris. Madara Madara. un beigās. Ir aš. nu ko, jā, tu esi izdarījis izvēli. Es domāju, ka tieši tie, kas Nuspręsta, varētu atrodo, vairāk lauktuves raudāt gaus par to, tos, ka kurios nedabūs, labiausiai to, verks. laikam, tu esi aplēmojis. Tā kā es domāju, ka viss ir kārtībā. Tikiuosi, niekas neįsižeidė. Gentlemen, Jā, Džentelmenas. labi, ļoti labi. Paldies tev par spēli, par uzvaru. un Ačiū už paldies par pergalę tavu izvēli. ir už priimtą sprendimą. Только не открывайте пока, Imkit, да? tik kol kas dar neplėškit. Ačiū. Вот что надо. Štai ko reikėjo. Gerai, tai ačiū visiems. Gero kelio, gerų laiškų, gerų dovanų. Kaip bus čia faina. Ne, jau aš jau nebegaliu, man jau širdis nori iššokti iš krūtinės. Oi, dar kokiam gražiam. Nu, aš juos patenkintas, o pats tai jaučiuosi su šiek tiek, tai nežinau kaip. Niekada negalvoju, kad taip jausiuosi. Ypatinga Robinzono. Bus palaidoti gyvi ir turės kuo greičiau išsikasti į žemės paviršių. Ja. Ai, geras, geras. Čia tai geras. Dabar turėsiu skaityti. Jėzau, kaip faina. Ištirpė šokoladas. Pats nuostabiausias šokoladas gyvenime. Oi, tai gaila, kad ištirpo. Nuotraukų gaila nėra. Yra. Labas, Ugne. Džesminta labai tavęs pasiilgo ir noriu, kad greičiau sugrįžtum. Čianais būnant šitoje saloje, viskas, kas susijęs su namais, aš nežinau, sukelia tokias didelės emocijas, kad aš nesitikėjau, aš galvojau, kad bus kažkaip, nu, ne tai, kad liūdna, bet, nu, taip labai gera, bet aš galvojau, kad aš neverksiu. Aš ten stengiausi tvardytis, bet visai neišėjo.
Bet tai nesmė. Čia sakau, čia emocijos tokios stiprios yra, kad, aš negaliu apsakyti, aš dar dabar pilna emocijų, dar norisi šokinėti ten, kur norisi rėkti, vai, kaip gera, aš turiu dovanų. Aš vėl matau savo dukrytę, aš turėsiu ją po pagalvę savo ir labai bus gerai. Vai. Šitas jau jūrniek mazgas. Ne jūreiviškas mazgas, bet neblogas. Neįsivaizduoju, kas ten. Tikiuosi yra šokolado. Super. Geležinkelio muziejus, paukšteliai, tikriausiai kažkas gražaus. Na, žinoma, viskas valgoma. Kava. Degtukai. Dieve. Mano arkliukas. Kaip miela. Perfekt. Nuostabu. Oi, cik Čia tai bent. Sveiks, mīļais bērns. Sveikutis vaikelis. Labas, mama. Neverksiu. Stengsiuosi susivaldyti. Paldies. Ačiū. Bet man makam. Taip ir maniau, kad apsiverksiu. Jaučiau, kad taip ir bus. Todėl maniau, kad geriau dovanų negauti. Džiaugiuosi, kad Janis šitaip nusprendė. Kad dabar pamatyti, ką man atsiuntė. Kas šitaip užrišo mazgą? Noriu kuo greičiau pamatyti, kas ten. Kažkart sloga atsirado. Anksčiau žiūrėdama televizorių niekaip negalėjau suprasti, kodėl visi verkia. Gavę ką nors nuo artimųjų. Iš tikrųjų, verkti iš laimės nepakartojamas jausmas. Taip malonu kažką gauti. Jausti, kad kažkas apie tave galvoja, kai esi toli nuo namų. Taip ir maniau, kad bus šita nuotrauka. Taip ir maniau. Čiau, minu musi. Sveika, mieloji. Nepamiršk, kur mes tada fotografavomės ir kuo netrukus tapsim. Būčiau išsiuntęs tau žiedą, bet noriu teikti asmeniškai ir išgirsti tavo atsakymą. Grįžk mano saulė arba pats skrisiu į Malaiziją. Ir taip toliau. Nebeskaitysiu, nes atrodo šiame laiške man pasipiršo. Ma pole ammu nutnud. Jau senokai neverkiau. Tõesti, ma pole nutnud. Tikriausiai porą mėnesių. Šioje saloje tikrai ne. Kindlasti pole nutnud siin saarel enne. Kuid täna, kui me läksime... Tačiau šiandien, kai nuėjom prie jūros nusiplauti purvą, pravirkau. Muidu on mul need... Žinoma, labai malonu laimėti tokias rungtis. Gauni ko nors pavalgyti ir panašiai. Tačiau jei nelaimi, irgi nieko baisaus. Bet šiandien, kai pamačiau namiškio atsiųstą siuntinį, tikriausiai siuntė tikėjosi, kad įgausiu, tačiau man nepavyko. Atleiskit, kad šį kartą sėkmė nuo manęs nusisuko. Neslėpiau, kad namuose turiu draugą ir kad mes kartu gyvenam. Manęs tikrai neerzina, kad visi apie tai sužinos. Visi man palinkėjo sėkmės. Ši nuotrauka iš mūsų draugų vestuvių. Pagavau jaunosios puokštę. Jaanisest oli hästi kena, et just tüdrukud valis pakisaajateks. Sest
Žinoma, Janis pasielgė labai džentelmeniškai, leidęs siuntinius pasiimti merginoms. Nežinau, ar būčiau išrinkęs Madarą. Kitas merginas tikrai, o štai Madarą, jei būčiau nugalėjęs, tikriausiai vietoj jos būčiau išrinkęs Rimą. Janis pasakė, kad šitoks pasirinkimas jam atrodo teisingiausias. Jam reikėjo išrinkti 5 žmonės. Merginų saloj 4. Tad išrinko jas ir save. Jisai mano, kad jei būtų rinkęsis, pavyzdžiui, tarp Irmanto, Rimo ir Kristinės, tada parodytų, kam teikia pirmenybę. Jis pasirinko merginas. Tegul džiūgauja ir verkia iš laimės. Siis ta oleks nagu valinud, et keda ta eelistab ja keda mitte. Ta tegi nagu selles mõttes nagu, valiku, et tüdrukud las siis nutavad või rõõmustavad õnnest. Gerai, kad dovanas gavom 5. Jei būčiau gavęs vienas, būtų buvęs sunkiau. Dabar visi dalėjome džiaugsmo. Gavau šokoladų ir vaflių. Labai džiaugiuosi dėl Marės. Vakar juokavau, kad dabar reikės rezervuoti dar apie 30 vietų. 15 Robinsonų su antrom pusėm. Jei laimėčiau pagrindinį prizą, pakviesčiau juos visus į vestuves. Dėl manęs gali pasimti ir vaikus. Nesuprantu, kodėl ant manęs kas nors turėtų pykti. Vakar visi mane pasveikino ir kai paaiškėjo, kad dovanas gaus tik 5 žmonės ir kai mes jas gavom, mačiau, kad Irmantas sėdėjo vienas ant uolos. Ma tean seda, et siis kui too hetk, kui nagu teada said, eks ole... Tikriausiai buvo paskendęs mintise. Nemanau, kad ant ko nors pyko. Tiesiog atrodė nusiminęs ir susimąstęs. O šiaip vakarykštis vakaras buvo labai melancholiškas. Ma ei näinud seda, et Irmats oli nagu vihane, ma nägin seda, et oli nagu kurb rohkem, oma mõtetes. Aga muidu üldiselt nagu tundus, et eile oli selline õhtupooli mintise visi tikriausiai buvo namie. Kõik vist tegelikult olid mõtetega oma kodudega. Andris! Man labai gaila tų, kurie negavo iš savo artimųjų dovanų. Jie buvo, nežinau, iš pradžių labai liūdni buvo Rimas, Irmantas ir Rano. Paskui kažkaip Rano su Rimu jie įstengė, ne tai, kad atsiribojo, bet tiesiog, neleido savo liūdėti. Irmantui sunkiau, jisai kažkaip, jisai vaikšto labai liūdnas, jisai mažai bendrauja dabar. Aš visoks ir liūdnas, ir piktas, ir jaučiausi taip, kaip būčiau paveldęs savo mylimus žmonės. Vis tiek visą tą laiką tikėjausi, nors kažką tai gausi. Ir ta prasme iš namų, kad kažkas tai ten žinutė, laiškas, nesigavo. Emocijų daug. Čia buvo šokoladas. Čia dabar košė, bet su pirštais bus skanu. Jo, prisivalgysim šokoladų. Bent jau kosmopolitaną. Ne, kaip, normaliai viskas tvarkoja, aš be abejo, mačiau, kad labai džiaugiasi viską, bet kai mes šis, aš už jos patenkintas, o pats tai jaučiuosi esu šiek tiek, tai nežinau kaip, niekada negalvoju, kad taip jausiuos. Ko gero yra smagu gautas dovanas, be abejo smagu. Vienintelis dalykas, kuriuo esu nepatenkintas, aš nesugebėjau jų pasiimti. Tai čia, bet aš galiu tik save kaltinti. Tai gal tam tikra nepagarba jų atžvilgių, kad aš nesugebėjau tos lauktuvės pasiimti. O visa kita tai yra taip, kaip yra. Šiandien atvirai pasakius, pirmą kartą per 3 savaitės keikiausi atviru tekstu. Smūgis buvo, labai norėjosi, bet sakau, aš kažkaip tą kartą aš tikrai, manau, susivaldžiau puikiai. Tikrai manau, kad puikiai susivaldžiau, nors be abejo, aš gyvas, normalus žmogus ir pakankamai karštas, aš tikrai labai norėjau to lauknešėlio, mačiau, kai jis toks nedidukas, bet galbūt netgi brangesnis negu ten didelis įrėmintas portretas, ar ten šokoladas ištirpęs, ar dar kas nors. Tikrai labai norėjau, bet kažkaip, po to pasinaudojau savo jau įpročių, pavaikščiojau krantinę pirmyn atgal ir kažkaip mačiau, kad kiti tiesiog, sakyčiau, neadekvačiai reaguoja į pralaimėjimą, į tą situaciją. Nematau reikalo tvardytis, man jeigu nemalonu, aš išrėšiu visą, ką galvoju, man dabar viskas nusišykti yra. Skaitau, nežinau, mano nuomonė yra per žiaurų. Vis dėlto galėjo nors porą žodžių perskaityti, nors nuotrauką kažkokią, tai man to užtektų, bet aš girdėčiau tai
skaitydamas, aš galiausiai sakau, šiandien sapnavau, kad aš su žmona esu, kad mes beprotiškai pasimylėjom. Nu, ten, nu, aš pasijaučiau namuose, tiesiog tik tai prabudau. Vėl tos palmės, tas smėlis, bet nors ir, nu, sakau, tai jos būtų parašyta. Tiesiog jos. Man to užtektų, viešpatie. Gal dėl to, kad mane emocijos dabar valdo, nes vėl taip užsivedu šitas šnekėdamas, bet tai yra iš namų, tai jie su pilna dušiam namie dėjo viską, ten ruošio, dabar prašau, tai ką man tą dovaną atiduos, kad aš namo važiuosiu, tai kam man po to reikalinga, nu pofik ant jos yra. Man čia jinai reikalinga, nu tiesiog, nu aš noriu turėti. Nežinau, sakau, aš dabar vėl užsivedu, pykstu juodai ir nieko gero nepasakysiu, ta prasme, keiksmažodžių per daug bus. Aš manau, Janisas yra džentelmenas. Aš jau ne pirmą kartą taip galvoju, nes buvo ir anksčiau tokių, nu kažkaip, tas rankos pabučiavimas, nu jis yra džentelmenas. Tai yra labai teisingas sprendimas. Jeigu aš būčiau laimėjęs, tikiuosi, kad būčiau turėjęs tiek sumanumo ir išminties pasielgti visiškai taip pat. Tai buvo protinga. Jisai turėjo atsisakyti dovanos. Į savo, aplamai pasakyti, kad mes jas paliekam. Nu, nežinau, tai yra mano požiūris, tai yra bendras komandinis būtų, skaitau, aišku, gal būtų nepatenkinti komandos nariai, vis dėlto atsisakyčiau nors 5 suteikti tą malonumą, bet sąžiningiausiai vis dėlto yra ne dėl to, kad nuskriaust vieną arba kitą ten įžeist, bet aš skaitau, būčiau nedavęs dovanos niekam. Nei savo būčiau ėmęs, nei kitiem būčiau davęs. Mums pasisekė, kad mes esam moteris. Šiandien mums labai tas pasisekė. Aišku, kitais atvejais, rungčių atvejais norėtųsi būti vyrų vien dėl to, kad jie daugiau jėgų turi ir jie daugiau šansų turi laimėti, bet iš kitos pusės kažkaip, vis tiek yra žymiai geriau būti moterim. Kodėl reikia merginas išskirti? Jos vienodom sąlygom, jos valgo tą patį, ką mes, tas pačias dozes. Rungtyse jos lygiai taip pat gali laimėti. Galiausiai balsavimo metu jos tą patį turi. Kodėl jiems šitą žestą reikia padaryti? Nu, aš suprantu, gerai, mane gal palaikyčia nežmoniškų, chamų ir taip toliau, bet teisingiausia yra vis dėlto visiems vienodėm būti. Šios dienos Robinzono rungčiai žaidėjai turėjo galimybę pasiruošti iš anksto, nes šiandien laimėti Robinzono statulėlę bus ypatingai sunku. Todėl partnerio pasirinkimas labai svarbus. Pirmoje dalyje 5 poros tarpusavyje surištos virve turi prisikasti iki rasto pabaigos ir padėti po vieną ranką ant finalinio kelmelio. Greičiausiai tai padariusi pora patenka į antrąją ypatingąją dalį. Ten jau kiekvienas kovoja už save. Abu jie bus užkasti į smėlį, kitaip sakant, palaidoti gyvi ir turės kuo greičiau išsikasti į žemės paviršių. Beje, ne visiems Robinzonams tai pavyksta. Ypatinga Robinzono rungtis. Uzmanību! Dėmesio! Leks!